Toliau kalbiname Redą Sopranaitę, vyriausią ateities žurnalo redaktorę ir dabar užduosim keletą klausimų apie patį žurnalą. Tai ar sunkus darbas? Greičiausiai sunkus būti vyriausia redaktorė kažkokio žurnalo. Aš sakyčiau, kad įdomus, o nesunkus. Bet ar Pradėčiau nuo to. Sunkus gal buvo iš pradžių, kol buvo mažiau bendradarbių ir laiku neatsiųsdavo medžiagos. Dabar tai tikrai nepasakyčiau, kad jis yra sunkus, yra tikrai įdomus ir per tą žurnalą vis tiek yra ir ryšys su ateitininkais aktyvesnis. Gal šiaip nerasčiau to tokio bendros veiklos, jau neturiu gal su moksleiviais, o per žurnalą vis tiek tada rašau žinutes, prašau, bendrauju, jie pasisiūlo, siunčia kūrybą. Tai daugiau tikrai įdomus negu sunkus. Aišku, laiko atima, tai čia jau kaip kiekvienas darbas ir pareikalauja tokios atsakomybės, kad ką pasižadėjai reikia padaryti, nes jeigu sutartis pasirašyta, jeigu reikia 10 numerių išleisti, tai ir nėra kur trauktis ir nesvarbu kokie tiesioginiam darbai, rūpesčiai ar ten kitur, bet tiesiog vis tiek reikia viską atlikti, bet daugiau džiaugsmo negu sunkumo. Aišku. Esate jau 4 metus vyriausia redaktorė šio žurnalo ir neblogai pažįstat jį turbūt. Gal pažįstat ir skaitytojų auditoriją. Kas sudaro pagrindą šio žurnalo, kuris realiai turėtų būti skirtas kaip ir jaunimui? Visada mes sakome, kad ateitis yra leidžiamas ateitininkų, bet nėra skirtas vien ateitininkam, kad tai yra vyresniesiems moksleiviams ir jaunesniesiems studentam. Daugiau, bent mes savo taip esame apsibrėžę auditoriją savo skaitytojus. O skaitytojas yra labai įvairus, nes išeivijoje tikrai yra daugiau vyresnių, o dabar tikrai galim pasidžiaugti, kad vien Šiaurės Amerikoje yra apie 150 pastovių prenumeratorių. Ir taip pat atsiranda labai smagu, kad ateitininkai prenumeruoja tie, kurie dabar neseniai išvykę gyventi į kitas Europos šalis ir tos jaunos šeimos pradėjo ypač pastaraisiais metais prenumeruoti ateitį ir jie džiaugiasi, kad tai yra ryšys, kad jie bent iš nuotraukų kažkaip tai atpažįsta tos žmonės ir lyg tai dalyvauja toje veikloje. O Lietuvoje skaitytojas yra taip pat labai įvairus ir tikrai yra daug neateitininkų. Ir iš vienos pusės yra liūdna, nes norėtųsi, kad ateitį skaitytų visi ateitininkai, kad kiekvieno ateitininko namuose būtų žurnalas, bet iš kitos pusės ir smagu, kad nuvažiavus, sakykime, į kokį Jurbarką ar kažkur tai žurnalą jau žino ir siunčia savo kūrybą ir ten dalyvavo konkursuose ne ateitininkai. Ir ypač kūrybos skiltyje, kuri vadinasi Žaidimai Dievo laukuose, yra tikrai daugiausia rašo ir siunčia ne ateitininkai. Tai ir smagu ir norėtus daugiau iniciatyvos ateitininkų, aišku. O kokios yra pagrindinės temos, jei reiktų trumpai pristatyti žmonėm, kurie šiaip yra ateitininkai ir pavažinėja renginius, bet neskaito žurnalo? Ar ten būna ką įdomaus paskaityti ir tarkim, ten 12-okam ir studentam tokio, kas jiem yra tuo metu aktualu? Moksleiviai jaunesnieji tai skaito žurnalą nuo antro galo, kur ieško savo nuotraukų, nes ten yra prašyti renginiai. Ta rubrika vadinasi Nekasdienybė. Vyresnieji ieško straipsnių įdomesnių priekyje. Tai vis tiek neišvengiame istorinių kažkokių straipsnių apie ateitininkus, nes kiek varčiau senas ateitis ir matau, kad negalim tos ateities kurti neatsirėmę į istoriją, nežinodami, negyvendami dabartyje. Vis tik tai esam šiandien dėl to, kad turim kažkokius tai pamatus, turim principus, turim suformuluotas idėjas ir ideologiją, pagal kurią gyvenam. Bent man yra labai tas įdomus straipsnelis Atgal į ateitį, kur perspausdinam straipsnius iš senų ateičių, bet kai juos skaitau, aš pati matau, kad jie aktualūs ir kiekvienas žodis yra tiesiog tinkantis šiandienai. Ir dabar, sakykime, spausdinom Antano Maceinos straipsnį Dabarties rūpesčiai ir tas dabarties, nors parašyta 30 metais, nors atrodo, kad būtent šitam kongresui taikė. Jauni vyresniai moksleiviai, ką mėgsta skaityti, iš atsiliepimų tą jaučiu, ypač įspūdžius, yra rubrika, kur jie patys dažnai ir atsiunčia savo įspūdžius po kelionės į užsienį, iš įvairių šalių. Tai čia yra turbūt jaunimo viena iš mėgstamiausių. Ir dabar neseniai atsirado nauja rubrika Tu ir aš, tokia psichologinė rubrika, būtent irgi skirta vyresniesiam moksleiviam, maždaug tokio amžiaus.
ir veda ten profesionali psichologė Aistė Diržytė, buvusi, tiksliau nebuvusi, esanti, bet buvusi labai aktyvi ateitininkė. Tai dėl to smagu, kad kelios kartos įsijungia į šito žurnalo leidybą. Dabar turėtų atsirasti nauja rubrika, ar gal net po senąją žaidimai Dievo laukuose, bet atskiras toksai skyrelis, kad truputį daugiau humoro pasigenda. Ir tas smagu, kad to humoro pasigedo, gal jaunesniai išsakydavo, kad reikia kažko linksmo, reikia kryžiažodžių, bet vyresnieji sendraugiai būtent to pasistengė ir pradėjo siųsti visokius ketureilius ir kur ten tikrai sunku patikėti, kad tai rimtų žmonių tokie eilėraštukai ir kažką, kurie būtent yra apie ateitininkus. Nėra pašiepiantis, bet kartu kritiškai, bet labai labai linksmai pasižiūrintis. Daugiau galvoju iš tokių, yra rubrika Susipažinkime, tai norim pristatyti šioje rubrikoje jaunus, gabius, daugiausia ateitininkus, bet ne vien ateitininkus žmonės, bet ne tiek jų biografijos, kiek jų tokias moralinės nuostatas ir parodyti, kad ir jaunimo tarpe yra ir idealistų, ir daug savo srityse pasiekusių katalikų, jaunų katalikų ir tokių, tai tam skirta viena rubrika. Dar vienas klausimas būtų toks plačiau apimantis negu vien mūsų žurnalas. Kaip manot, ar jaunimui šiuo metu, kai elektroninė erdvė vis labiau plečiasi ir į gilį, ir į plotį, ir į aukštį, ir visur kitur, kur tai gali, dar yra vietos popieriniam žurnalui ir ar gali dar pakilti tiražai šiek tiek aukštyn, tarkim, popierinio žurnalo ir tapti jis populiarus, ta prasme, smarkiai populiarus, kaip yra popsiniai žurnalai, sakykime, populiarūs? Kaip popsiniai, tai turėtumėm daryti popsinį, o visai daryti popsinį nesinori. Nors aišku, keičiam formatą ir taikom, ir skaitytojai pasigėdo spalvų, pradėjom jį spausdinti spalvotą ir kažkokį ryškesnį ir įdomesnį mums taip atrodo. Kad labai išaugtų tiražai, tai aš tikrai tuo nelabai tikiu, kad truputį jis turi išaugti, tai jis privalo išaugti, mes turim daugiau įdėti jėgų ir tikiuosi, kad jis išaugs, bet labai, kad ten pasiektų 11 000, tai nelabai tikiu, vien dėl to, kad tiesioginiame darbe susiduriu su kitais kultūriniais žurnalais ir ateitis jų tarpe yra lygiavertė su visais kultūriniais žurnalais. Panašius tiražus turi dauguma kultūrinių, tad manau, kad tikrai yra gan toks optimalus, galima sakyti. Dar tikimės, kad kokiu 1000 galėtų būti daugiau. O ar liks popierinis variantas, ar kažkada tai pereisim prie elektroninės, aišku, norėtųsi, kad išliktų, nes jauni žmonės vis tik tai skaito. Ir jeigu dažnai sako, dabar jau niekas nebeskaito, vien tik tai ieško informacijos internete, bet matom, kad internete ieško informacijos, o vakare ir jau žinodami konkretų straipsnį vis tik tai ieško ar konkrečios knygos, ar žurnalo. Kol kas aš manau, kad 100 metų ateitis sulauks, 100-metis visai netoli. Kaip manot, trumpas klausimas pabaigai, ar įmanoma ir kaip reiktų paskatinti ateitininkus aktyviau rašyti kokybiškus straipsnius į ateitį? Čia jau yra turbūt redakcijos problema, nes mes vis galvojame, stengiamės daryti, mes organizavome kažkada ir žurnalistų kursus, kartu darėme su žurnalistų sąjunga ir kvietėme profesionalius žurnalistus, žurnalistikos dėstytojus. Tačiau iš tų žmonių, aišku, yra keletas rašiusių ir dabar rašančių, bet dauguma tuose kursuose sudalyvavo ir liktai, nors tie kursai buvo nemokami, su tikslu, kad tie žmonės rašys į ateitį, ne tik į ateitį, bet ir apie ateitininkus labiau rašys savo rajono, regiono spaudoje. Reikėtų tikrai kelti kokybę rašymo, nes labai prašyčiau visų ateitininkų nesupykti, bet labai dažnai gauni straipsnį ir jisai prasideda, jeigu apie renginį. Susirinkome, prasidėjo renginys, pradėjome maldą, paskui jame pavalgėme, vyko popietinė programa, paskui valgėme vakarienę, dar nurodo, kas buvo vakarienė pateikta, miegojame, atsikėlėme ir vėl taip toliau ir taip toliau. Trumpai tariant, tobulėti vietos yra. Tai yra labai, bet manau, kad čia turėtumėm ir mes truputį prisidėti. Kursų rengimu ar tiesiog kažkokiu tai važiavimu į kuopas labiau, bet trūksta laiko. Tikėkimės, kad netruks, kad pavyks. Ačiū Jums, viso geriausio. Ačiū Jums labai. Sudie.